Labas rytas. Tai ku jūs? Aku tu vienai. Dabokit, kur mėgojau. Ten nebuvo elektros, pažmogelį irgi. Eik tu savo. Tai vakar. Inskūriau. Gerai veidė, ankeliau, ramiau man. Ramiau man ir ko šiandien? Šiandien gal kilometrų parinksma. Prastai negojau. Labai triukšmas, ten pramonė gal kažkokia. Čia kelias. Gera vietykė, bet man per daug triukšmo. Labai prabudinėjau, nesivaizduoju, kas valandą. Greit krauti šmutkės ir varyti čia. Žiūrim, kokia šiandien diena bus. Užtrunka viskas. Dar greičiau šiandien susisukt, pažiūriu per kiek laiką. Šįkart jau čia lietaus neišvengsiu. Dėsiu pamatinį kilimėlį į maišą. Ir nusivalysiu dantis ir svarau dviratį ir varysim. Tai va žiūrovai, stebėtojai, prenumeratoriai ir visi žiūrovai. Galvojau, išvarysiu 2-3 dienom. Ką, jau 4 dieną, bus ir 5, ir 6 greičiausiai. Ir dar kiek bus, nuspręsite jūs, man atrodo. Taip, kol kas dar bus 3 dienos, o toliau gal planuoju, kad ir baigsis. Visa bus 7 dienas. Nebent dar priaukosit ir parašysit, kad norėtumėt, kad užsukčiau pas jus. Tai ką, žiūrim, kokia šiandien diena bus. Neišvengsiu greičiausiai lietaus. Varam. Kiekgi čia valandų? Susisakau per 5 minutės. 8. Be kelių minučių. Be 5 minučių 8. Varam. Ilgintinę ką nesirinkau. Pamiršau žmogelį laidų suvinioti. Tai va, suviniojau. Varam. Dar vandenę pasiūlė, nes nebuvo ar vandenę. Tai kai pasakiau, kad turi kanalų, tai ir siūlė, va, pasplaukėt nemokamai. Biški kitaip žmonės žiūri, kai jau kažkų turi, kažkų kuri. Imk, sako, nemokamai pasplaukėk, jeigu reklamų gerų sukursi. Tai vat, kur buvau, matėt. Žiūrim, kokia diena labas. Varam. Pamiršaugi nulint. Žiūrėkit, vakar maksimalus PM4,4. Gerai na kalnioką redėjau. Gerai, nunulinam. Varam. Kėdainiai. Per šaltas. Septyni PM ir 2 bananiakai. O, atrodo sotus. Bet iki pietų nelabai. Kažkas man kokią šokoladėlį. Varam. Nuvažiavau dviračiu
Ui, tu kiek svagūnų, pažiūrėkit, koks laukas, čia vien svagūnai. Kosmosas. Eik tu geras. Keli hektarai. Čia bent 10 hektarų, dar daugiau. Ir bulvių. Vau. Norėjau sakyt, nuvažiavau dviračio, taką nemačiau kada ir prasidėjanas. Mažam testus bent netgi. Va 7 km 6. Baigęs dviračių takekas. Kilometrų su biškiu. Ir viskas. Varam link Ariogalos dabar. Dadinam 6 kilai. Ir nusukau nuo to kelią. Sakė, čia liktai 15 kilų žvyrkelis. Nu, tikiuosi neilgiau. Nedaugiau kaip 15 km. Tikiuosi neužsikratys. Oba, geriausias kelias dar prieki. Nu, žiūrėsim, kiek jis tęsis. Kų šiandien kažna. Važiuojam, minam, lakiam. Kaip šiandien bus. Bet gerai, kad riedam. O ir kyla idėja. Riedėsma šiandien. Nu, kol kas keliukas tai pasaka. Vėjukas toks biški minimalus sukinėjas. Šoninis. Kartais vas nenugary ten. Pasaka. Nu, visi žiūrovai, padėkitgi man augt. Pasidalinkit su draugeliu ar daku. Na, prenumeruokitgi, nu. Taigi nieko nekainuoja, paspauskit tų mygtukų. Kiek žiūrėsite tiek. Mangi padės tobulėti. Didesnę motivaciją kažkur kurt. Negi sunku. Aišku, vyresniem gal žmonėm truputį sunku, gali reikėti ir užsiregistruoti. Nu, bet visi kiti, taigi galit paspausti, tai tų mygtukų prenumeruoti ir viskas. Tai varpelę to nereikia, nebent norit žinot, kad atsiranda naujas video. Tai vat, davai, pažiūrim, kiek naujų prenumeratorių atsiras. Taigi norėčiau po kelionės, kad būtų 2000. Na, davai, susijimam visi ir paspaudžiam mygtukų prenumeruoti. Ačiū, paspaudėt. Dėkingas. A dabar galim žiūrėti toliau, kaip man seksis šitą diena. A jeigu nepaspaudėt. Nu, ir kaip ir, žiūrim toliau vis tiek. Pertraukytę. Jaučias raumenys biški. Jau vakar biški jautės. Nu. Čiut kietėja. Nu, ko dūstelė? Tai, kad aš dūstelė. 3 minutės. Reikėtų bent 5, va. 10. Ir toliau varyti. Aš 3 minutės ir vėl lakiu. Pabūksiu bent 5 minutės ir leksma. Žalės kokie laukai. Kaip suguldyta. Oi, kaip jūra. Prisėta iško kažkokios gal. Bet sugulus. Nu, keliukas, žinokit, kol kas pasaka, vau. Vau, geras. Kartais ir sekas. Nu, žiūrėsim, kaip toliau. Da, tik pradžia. Geri šuniukai, nepuola net. O, burokų. Laukiokas. Čia visas laukas. Čia gal cukriniai runkeliai. Na, nemažai. Kviečių hektarai, eik tu savo. Kiek čia gali būti hektarų. Kas musiukas, na, plotas. Belen kokią didumą. Ir gan lygus. Tai ne pas mamą. Kalnai kalneliai. Na, paskartosiu, nežinau, 14 jau kartą.
Vau, šitas keliukas. Ir jokia čia žvyrkelė nebuvo. Kūtis žmogelis su paistelaja, per kur galvoja, kad išvarysi. Pasaka čia. Voba. 8% pakalna. Įdomus skaičius. PM greitis tik tai apribojim. Būt 40. Ai, vis dėl to prasideda žvyrkelis. Aha. Bet tai nebedaug čia ją bus. Išjungiau kamerą ar neišjungiau? Nežinau. Išjungiau kamerą, nematot? Filmuoja, negaliu pažiūrėti. Išjungiau. Tai nebuvau išjungęs kameretės, tai ko nesakėt? Na, nebesimenu, kada nejungiu, kada išjungiu. Čia tai norėjau pasakyti. Nedantį išlego. Tarataik. Ir visur nerandu lygesnios dalies ant tiek išvarytas. Nei į vidurį, nei į šoną. Dar. Ne tas žodis šis dar. Eik, tai kur važiuotumėt? Kaip jūs kratą? Tai vat ir žinokite, ar lankiokas padaryt geriau, ar kratytis. 4 kaimo. Tai čia tik dalį šitą keliuką aš jums parodžiau. Kažkada kažkas rašė Stenanas. Prašom, jūs tokį pavažiuokit. Tarataiko pamatysite, kaip stenėsite. Nemeluosiu, sakaugi, aš atvirai visą laiką. Nu nafik, čia tai pavargau. Gal geriau 15 valtą negu 4 tokį kratilkų. Labai atidaužė eikti savo. Nu kų, varam lik Raseinių. 30 km. Tai dar anksčiau būsiu negu planavau. Pastraukiau. Padėkotų, dar nieks nepadėkoja. Aš dažnai pastraukiu. Nu tai tokioj situacijai tai tikrai man reikėjo pastraukti. Nu, čia tai tikrai nebuvęs. Eina pekla net baisa, biški krata. O eiktų tai ilgas kalniokas. Varau vidurį. Varam pabiškiai. Buvau sustojęs, apsmaviau šarčiakais. Atrodo, taip karšta su treningais. Apsmaviau šarčiakais. Dieva, čia ne karšta visai. Čia nevėso. Nu... Bet tai ką, šiandien įsisuksiu nuo lietaus ar ne? Statymai, kai bus galvojat. Varėdavo, varėdavo. Minau važiuoju ir lekiu, ir aš minau, ir aš lekiu. A kogi ne? Kas, saugi negalim būti vaikai? Nu,
Taigi gyvenimas linksmas. Jeigu saugai, tai ką? Negali vaikas išlysti? Nežinau. Gal mano tokia sapalionės tik. Bet nors linksmiau gyventi. Voba. Klaipėda, 105 kilų. Eik tu savo. Tik aš labai norėčiau. Aš galėčiau rytoj būti Klaipėda. Nebent dakas pakeliai prirašyto aplankyti, tai jo, niekai. Bet jeigu jūs nerašot, tai aš rytoj galiu būti netgi Klaipėda. Paryt. Paryt tai jau 100%. Nu, ir Klaipėda. Bet aš negi varysiu. Da pirmą Kretingan. Jo. Kretingan. Nu dabar, žiūrim. Va, raseiniai. Kas parašė ir varau. Raseiniai. Kur reikėtų gal bent kartų pavalgyti normaliai. Norėčiau kokios pizzas. Sriubelas netgi kokios gal. Varam paieškot kokios. Idealiausia būt lauką kavinėlą. Da, kad rozetį turėtų. Sriubytė 9,5. O tas dvigubas burgeris. Žinau, 7,5 tik tai. Kažkoks padegis. Nesąmonė. Oi, tai čia kepina. Čia biškį užkilo, eikti savo. Oi. Nu geras. Lietuvos partizanų mineralinis kryžkalnis. Vienuolika tūkstančių net partizanų žuvusių. Nu tai čia man tikrai reikia atvaryti. Tokį turinį filmuoju. Persekėjo paskutinę metą partizanai man. Na. Pagerbėm tylos minutę partizanus. Ačiū. Tris kartus reikia. Nu va, pagerbėm partizanus žuvusius. Apygarda čia partizanai. Kiek žuvusių, eiktų savo. Pažiūrėkit, koks debesūkas ateina, reikia bėgti kažkaip nuo jo.
Kažin ar pabėgsi. Varam, nus mačiau taškų, mažgepais, kaip šiandien, kaip vakar. Varau irgi kis apibėlas. Tai šiandien net nebuvęs, na, niekada ir nebuvęs. Tai va pravažiavo ką tik Vyšnevas Mersas, taip? Nu, tai vat gerai važiuoju tada link jūsų. Dėkui iki. Stebėkit, va čia tai lygis. Palieko pinigų kalkas. Dušų davė. Nu čia tai lygis, eiktų savo ir vienas ramybėj, visiškai. Gerai, kad ir atvariau, norėjau daugiau daminti. Pažiūrim. Nerakinti. O eikt. Šilta šitas. Šviesa ir rozetė ir pasak. Bet kažkaip neimsi namą. Va čia apsistosi. Jėga. Čia rozetė ir liuks. Apsistosi čia ir mėgosi čia. Zaiba. O! Parašom komentarų, kas dar šiemet nesmaudė. Tai va, aš irgi tik tai geras, pirmą kartą upėj nusmaudžiau, na. Tada nelindau iki pirmų dienų, per šalta buvo. Antrų dienų tada upėj. O tai laikai atėjo Liepos mėnesį, pradedė maudyti. O kokia tik vakarienė. Eik tu savo, na. 10 viksų turėjau, 2 kareiviakom daviau po vienų. Tik būna pokas 10. Ir nieką daugiau neturi. Nu gal kaip nors, nebesustau pardan. Galvau, čia nebe kažkaip čia dar nepateksiu, sudvėjau, paskambinau. Čiki piki, bet įkia gera. Pavargis labai. Nu vaidelis pavargis, kūnas da baik. Tai kur ryti sakiau, da 3 dienas kelionė? Tai gal tik tai 2? Nu, dabojam. Šiandien matot nieką, rytoj bus įdomu, aplankysiu kuo ar ne. Tai vat. Nu, bus kaip bus. Kalkas. Pažiūrėkit, kaip pasisekė. Tadam! Viskas naminiai. Naminiai kiaušiniai, agurkiukas, vagonai, tik ne duona. Buvo šeimininkė. Super. Pavalgysiu, gal neužmygsiu, jum videą gerai reikia montuoti. Gal kaip nors spėsi. Kiek viską kraunam. Kompas pajungtas, baterijas kamerytės, mikrofoniakas, telefonas. Atrodo, kas čia, bet reikia. Pažiūrim, kiek šiandien numiniau. 120 lygiai. Normaliai, eik tu savo 2 vidutinis. Nu, biškai išpratėjo. Nu, sakykime, vėl nugaron pūtė vėjas visų kelių. Šiaip pūtė. Daugiau kaip pusę kelią, netgi 2 metrai per sekundį. Tai kiek čia jau bendrai? 430 gal. Nežinau, tingi skaičiuoti. Kažkas tokia. Pažiūrėkit palapinyti, kur pasistačiau. Pasaka. Tai ką, tuo einu ir mėgučią. Labai dėkingas visiems žiūrėjusiems, daug vakar prikomentavusiems, man tai padeda, motyvuoja. Dėkui jums labai. Ir ką? Iki rytojaus, žiūrim, kaip man seksis. O aš einu mėgučią. Labos. Opa. Oi.